Labas rytas, gerbiami kolegos, laida Mūsų įmonė. Sveiki visiems. Ir sveiki dar sakome nuomos projektų vadovui Vytautui Krištopavičiui. Sveiki visi. Vytautai, štai prieš laidą mes kalbėjome, kad pradėsime laidą nuo Mažos žalios knygelės, autorius Augustinas. Ir dar prieš tai kalbėjome, jau nuo vasaros turbūt tarėmės ar ne, kad kalbėsime apie komandą. Tai Vytautai, mes iš tiesų praeitoj laidoje kalbėjome apie žvejybą. Taip. Ir tu pasakei tokią vieną mintį. Sakai, yra viena, kai tu žvejoji vienas ir visai kas kita, kai žvejoji su draugais. Ir kai tie draugai yra komanda. Pavardinai kelis punktus. Kas yra tas girdėjimas vienas kito, bendras klausimas, bendrų tvarkų laikymasis. Nes sakai, jeigu vienas iškrenta iš konteksto, tai šakės jam. Jam šakės, ne Jo. komandai. Jo. Jis bus nudroštas, žodžiu, bus Pinokis arba Buratinas. Ir mes taip su Edita vaikščiojom, tą mintį nešiojom štai kiek laiko. Ir daugus nežinai, taip? Teko matyti čia vaikščiojant. Taip. Tarkim. Per savo gyvenimą parašė jau 4 knygas. 4 vadinasi Gyvybės kalba. Kaip to pavadinimas? Gyvybės kalba. Gerai, gražu. Gražu. O pirmąją jis parašė knygelę prieš 20 metų ir jinai vadinasi Verslumo dvasia. Štai toj knygelėje jis labai daug kalba apie komandą. Mes taip galvojam, imkim ir susiekim, ką Edita čia pradžioje ir kalbėjo. Tai Edita, skaitom ir įeinam. Mūsų nuomonės ir požiūriai skirtingi. Tačiau šie skirtumai taip pat mūsų turtas. Analizuodami skirtumus, raskime bendrą nesusikalbėjimo vardiklį. Juo remdamiesi susikursime daugumos poreikiams tinkančias tvarkas. Tai skaitykim, kad turim čia tokias gairės. Gan iš tikrųjų paprasta labai mintis. Labai paprasta. Tik praktiškai, žinai, ją integruoti į... Jau čia prasideda ta Kaip amerikietiški pasižiūrėti jo, kad skirtumai Tai yra va. mūsų turtas. Kadangi mes, kaip jau kalbėjome apie komandą, ir ta komanda tai yra tavo draugai, su kuriais jūs važiuojate ar skrendate į žvejybą. Taip. Ir kartu būnate kažkiek tai laiko. Sąlygos štai tokios, ką Augustinas kalba. Kaip tai vyksta, kaip draugų kompanija virsta komanda ir kaip pradeda grynintis tie bendri principai? Tai bendrai, sakykime, man iš karto tokia mintis čia visiška paralelė visur kame gyvenime, kur formuojasi komanda. Tai ne tik apie tą mano patirtį, kur vykdavom į žvejybą, tai čia kalbėti apie tai man tiesiog yra labai malonu, nes tai yra absoliučiai hobio tema, laisvalaikis ir taip toliau. Bet lygiai taip pat ir įmonėje formuojasi lygiai ta pati komanda tuo pačiu principu. Pradžiai, grįžtant jeigu prie tos pačios žvejybos, tai pagrindą visada sudaro kolektyvas žmonių, kurie yra iš seniau pažįstami, seniau tapę draugais. Draugais tampama turbūt, vėlgi, ten turi būti sutapti ir chemija, ir vertybės ir taip toliau. Nepaisant to, kad visi yra absoliučiai skirtingi žmonės įprastai, bet yra tam tikri dalykai, tas vardiklis, kuris suvienyje tos žmonės. Lygiai tas pats ir, manau, ir įmonėje, kai atsiranda, formuojasi komanda, tikslas surinkti kiek įmanoma skirtingų žmonių, bet kad tas vardiklis jisai būtų vis tiek kažkoks bendras. Tai aš tai manau, kad tiek žvejyboje, tiek įmonėje pagrindas yra žmonių vertybės. Apie ką formuojasi komanda ir bendri interesai ir bendras matymas. O jau skirtingos savybės, tai čia jau, sakykime, kiekvieno kažkoks tai pranašumas atskiroj srity, kur kiekvienas gali kažkur save išnaudoti, realizuoti ir taip sukurti kažkokią tai bendrą komandos vertę. Ir štai prasideda čia pirmas punktas. Čia Augustinas labiau kreipia, kad į skirtingas ne tiek į savybės, kiek į nuomonės, kad jos yra skirtingos. Tai jis labai gražiai sako, bet kokia nuomonė yra grindžiama vertybėmis. Jo, bet va čia tas ir yra labai svarbu, kad, tai nuomonė ir yra, tarkim, aš turiu nuomonę apie, tarkim, grįžtant prie žvejybos, aš turiu nuomonę, kokius geriausiai tai žvejybai parinkti masalus. Kitas turi nuomonę, kaip geriausiai suplanuoti patį maršrutą pirmin ir atgal. Trečias turi nuomonę, ką mes valgysim tos visos žvejybos metu.
bet mūsų visų tikslas yra, kaip gerai praleisti laiką toje kelionėje. Ir štai čia prasideda pirmas punktas, o jisai yra toks. Visi kaučeriai sako, nebus gero verslo, jeigu nebus problemų. Pirmas turi būti problema, kad mes visi galėtume savo nuomonę, savo vertybę, savo gebėjimus pareikšti. Tu pareiški savo, aš pareiškiu savo, Edita aišku pareikš savo, nes jinai tikrai jos turi. Taip. Ir čia prasideda. Ir pavyzdžiui, ar ne, tu sakai, vienas turi savo nuomonę, kokį masalą reikia naudoti, o kiti du turi kitą nuomonę. Ir kiekvienas kitą, kokį masalą šitoje žvejyboje reikia naudoti. Ir kaip tada? Tai viskas tvarkoje. Čia vat ir prasideda turbūt ta išmintis, kada visi pasitikrina, ar būtina jau čia imtis kažkurio tai vieno nuomonės ir klausyti, ar jinai kažką esminio lems, ar mes visgi galim išbandyti praktiškai savo nuomonės ir pasižiūrėti, kaip tai veikia, įsitikinti ir tada daryti kažkokias tai išvadas. Tokia situacija, aš sakau, problema. Tarkim, laivelį puola ryklys ir tada sako, chebrytė, sėdam, dabar pasitarsime, kieno čia, kaip čia, panalizuokim, pasvarstykim, ką dabar darom. Juk tą akimirką lemia kas? Greitis, nuovoka, balsas, kieno energija, kieno įtaka. Kaip prasideda šitie dalykai? Lygiai tas pats ir įmonėje. Ne, tai vėlgi nuo situacijos rimtumo, visada nuo problemos yra situacijos, kurios reikalauja nebūtinai greito sprendimo, bet kokybiško sprendimo, o kartais yra situacijos, kur reikia veikti ryžtingai, atsakingai ir kažkam tenka vis tiek didžioji atsakomybės dalis prisimti. Tai šitoj vietoj, tarkime, jeigu mes turime ekstremalią situaciją jūroje, yra lyderis, visada yra kompanijai lyderis, kurio kolektyvas turi pasitikėti ir kuriam tuo metu yra patikėtas, sakykime taip, sprendimas. Tai yra šiuo atveju laivo kapitonas. Laivo kapitono žodis yra paskutinis. Įmonėje laivo kapitonas yra įmonės vadovas, kuris ekstremaliom situacijom privalo prisimti atsakomybę ir būti ryžtingas ir turėti savybę priimti greitus sprendimus. Nes ir vėlgi ne visi geba prisimti atsakomybę ir turėti, sakykime, greito sprendimo tą tokią savybę greitai priimti sprendimus. Tiesiog chemija ne ta. Ne chemija, čia jau asmeninė žmogaus savybės. Čia yra tokios ekstremalios sąlygos, nereikia ten labai nuomonių daug įsakyti, nėra laiko, ko gero. Jo, tai čia irgi tos ekstremalios situacijos iš tikrųjų geriausiai ir parodo, iš ko yra sudaryta komanda. Kas komandoje yra silpniausia grandis, kas komandoje yra lyderis, kas komandoje yra, sakykime, vykdytojas, kas yra idėjų kažkoks generatorius ir panašiai. Ir tokiu atveju tos ekstremalios situacijos, čia geriausias toks, kaip sakyti, team buildingas, kurio metu išryškėja kiekvieno žmogaus savybės. Tai šitoje vietoje lygiai tas pats ir įmonėje. Aš galvoju, kad yra įvairiausių situacijų, rinkos pokyčiai, geopolitinės situacijos, įvairūs, sakykime, situacijos, kada reikia priimti labai greitus sprendimus ir tu pamatai, kaip kiekvienas žmogus geba tose situacijose save pademonstruoti, save suvaldyti ir kokį jisai turi tuo metu rolę. Tai lygiai tas pats ir jūroje. Tu matai, kad tas žmogus, kuris yra panikuojantis, jisai greičiausiai, Atsiprašau, man kaip moteriai labai yra įdomu, kaip jūroje panikuoja vyrai. O žinokit, tai lygiai taip pat kaip ir moteris. Jeigu išskiriam vyrai ar moteris, ta prasme. Taip, bet būtent vyriškoje kompanijoje, kuri jau virtusi komanda, atsitinka taip, kaip atsitinka, kad vyras pradeda panikuoti. Kaip tai reiškiasi? Tau teko susidurti su tuo? Jo, yra tekę, aš galvoju, kaip įvardinti. Kaip nors neadekvačiai reaguoja, kažką daro, ko neapgalvota. Ta prasme, tai vėlgi tad būna ir pasimetimas, žeberklojimą. Akivaizdžiai ir judesių, ir veiksmų, amplitudės, ir balso tonas, ir panika. Iš akių matosi žmogus, ta prasme, akis viską išduoda, kad žmogus negeba adekvačiai mąstyti ir priimti sprendimus. Yra buvę tokių situacijų, tarp kitko, pavyzdžiui, kaip sugenda variklis. Arba ten užklumpa netikėtai oro sąlygos tokios, kurios nebuvo prognozuotos. Situacijų gali būti įvairių. Ar tau teko konkrečiai atsidurti? Sustojo, variklis užgeso, oro sąlygos, kažkur kažkas prakiuro. Ar teko patirti tai, kad galėtum padaryti iš to išvadas? Yra tekę, gal ne iš tų kelionių, iš kiek kitų, bet lygiai taip pat iš tos paties jūrinės, sakykime, situacijos patirties. Taip,
Yra tekę būti toje aplinkoje, kur akivaizdžiai atsiskleidžia tam tikros žmonių savybės, kaip kiekvienas sugeba reaguoti į tokias situacijas. Ir pirmiausia, turbūt savo paties, ar ne? Esi nustebęs kitą kartą, kaip tu pats sureagavai, ir kad paskui teko pamastyti, kaip čia aš taip dariau? Ne, šiaip asmeniškai man kažkaip, aš dažnai pasitikiu tuo metu lyderiaujančių asmenių ir stengiasi daryti, tai kas tau atrodo tuo metu geriausiai, pasitikėti vykdyti tų lyderių duotas užduotis. Kaip panikos priepuoliai pasireiškia įmonėje, tarkim, tokioje panašioje situacijoje? Aš galvoju, ar aš esu matęs tokių, sakykime, labai jau ekstremalių. Turbūt esu matęs, jo. Tai per emociją dažniausiai. Per emociją žmonės labai sunkiai tvardo, tada emocijas būna pasako daugiau negu kad turbūt reiktų pasakyti. Sakykime, tai ištransliuota kažkokia tai žinutė kažkam, tai dažniausiai būna netiek objektyvi. Išeikim iš ekstremalios situacijos, plaukiamės tvarkingai ir visi turi tam tikrus gebėjimus ir juos reikia pritaikyti ir visi žino, kaip juos taikyti. Tarp kitko, ir toj neekstremalioj situacijai labai yra geros sąlygos pasireikšti būtent nuomonių skirtumams, nes kai visi saugiai jaučiasi, tai kiekvienas drįsta ar ne savo įnešti ir tų skirtumų labai daug pasimato. Kaip čia Augustinas taip sako, kad tie skirtumai yra mūsų turtas. Nors taip įtariu, kad viduj tu gali būti nepatenkintas, kad kažkas tai sako kitaip, tu jam nepritari. Tai kaip tu matai tą turtą? Aš per pavyzdžius gal. Labai konkretus pavyzdys. Kas yra labai įstrigę, atsimenu, aš irgi ten vienas jauniausių kompanijai dalyvių tos visos kelionės. Ten visi jau ganėtinai, sakykime, neganėtinai. O įvardinkim kelionę. Kelionę į tą pačią Norvegiją, žvejoti, vykome su kolektyvu, ten aš dabar jūs neprisimenu, apie ten 6-7 gal mūsų buvo. Kolektyvo dalis jau, kuri pakankamai stabilus tokie, užtikrinti savimi ir taip toliau, gyvenime nuveikia ir pasiekia žmonės, atrodo racionalus ir taip toliau. Bet kai, pavyzdžiui, baigėsi duona, atsivežėm duonos, jinai baigėsi ir reikia pirkti duoną iš norvegiškos parduotuvės. Reikia ir perkam. Ir vienas kolektyvo narys. Kiek ta duona kainuos? 3 eurus. Lietuvoje kainavo ten euras su centais. 3 kartus daugiau. Tai gal mums tos duonos nereikia, sako. Come on, ta prasme. Tai ką mes čia susirinkom atostogaut, badaut, ar kaip ginčytis, reikia ir perkam ir viskas. Ir dėl tokio klausimo kyla diskusija. Tai reikia tos duonos ar nereikia. Tada automatiškai įstoja tuo metu žmogus su savo aiškia nuomonė ir pasakė, klausyk, dėl ko tu čia pergyveni? Čia mūsų yra 7, jeigu tau reikia racionalaus, žiūrėk, tie 3 eurai, kiek čia tau kainuos? 40 centų ta duona. Ir ta prasme, kelionės eigoje būna aiškinamas jau pakankamai tokiu gan griežtų tonų ir sprendžiamos tos situacijos pakankamai taip su kumščiu į stalą tarp savų bičiulių, kad atpeikėt tą žmogų, kad jis sugrįžtų į situaciją ir būtų irgi racionalus. Bet mes susidurėm su tokiu rimtu dalyku. Ateina žmogus, kuris turi savo kultūrą, savo religiją ir jisai iš pradžių karas tai vyksta jame, pačiame, tie prieštaravimai. Kaip sakai, kumštis į stalą ir yra tvarka ir žmogus dabar ta tvarka turi tiek jį persemti visą, kad jisai pradeda kitaip žiūrėti. Tai praktiškai jisai po šitos kelionės turi savo požiūrį į daugybę gyvenimo momentų pakeisti, nes ta kultūra ir ta religija yra visose situacijose jo. Ką noriu pasakyti, kad ar visada tas kumštis į stalą ir tos tvarkos priėmimas iš karto duoda tą rezultatą? Tuo momentu taip. Tai jeigu tau reikia to efekto čia ir dabar, padaryti sprendimą tam, kad atlieptų daugumos poreikį, tai jisai yra būtinas, aš galvoju. Tai tu negali ten nusileisti vieno žmogaus, sakykime, nuomoniai, pozicijai arba ten kažkokiem įsitikinimam ir aukoti, sakykime, šiuo atveju viso kolektyvo gerovę, maistą. Kaip tada tokiu atveju? Tai tu patenkinsi to vieno žmogaus kažkokį tai nėra... Taupumo, ne kažkokį... Taupumo jos principą, vardan viso kolektyvo, sakykime, gerovės. Ir ta gerovė ne šiaip yra kažkokia, tai yra pirmos būtinybės gerovė, tai yra, maistas. Tai lygiai tas pats, aš galvoju, ir įmoniai gali būti. Tai žodžiu, iš anksto pasitikrinti negali, turi atsidurti situacijai? Tai su to iš anksto pasitikrinimu irgi labai yra įdomus momentas.
kaip formuojasi komanda tokiais atvejais, nes didžioji dalis komandos jinai yra pasitikrinusi, jie yra bičiuliai ir taip toliau. Ir vienas kitas žmogus, kuris keičiasi ir atvyksta į komandą pagal kažkieno tai rekomendaciją. Sako, va šitas fainas bičas, aš už jį garantuoju, tikrai bus kelioniai labai gerai ir žodžiu visi puikiai sutarsim, gerai, be problemų. Ir visi pasitikė tą rekomendaciją. Kol tu nesusiduri praktiškai tam tikrose situacijose, kaip labai elementarūs klausimų sprendimai, prieimimai ir taip toliau, tada tu gali tik tai pamatyti. Tu turbūt to neišvengsi, kol praktiškai nesusidursi su tuo žmogum. Kaip yra komandoje išauginama pagarba? Pirmiausia, pagarba šalia, savigarba ir paskiau jau tam bendram reikalui, ką jūs čia darot, kaip idėjai, kaip vizijai. Darbu. Iš tikrųjų darbu ir gerų, sakykime, tokiu pavyzdžiu. Ką noriu pasakyti, bet vėlgi apie tas pačias keliones. Komandoje būna labiausiai vertinami tie, kurie įdeda didžiausią dalį į, sakykime, kažkokius tai dalykus. Kaip tai matos? Tai aš būsiu tas, kuris ten padės išdarinėti žuvį visada. Aš būsiu tas, kuris ten nunešiu ten kūrą ir pripilsiu kūro pilnus bakus. Reikia būti, ta prasme, iniciatyviam, kad tavęs nereiktų stumdyti, kad tu čia dabar imk ir padaryk. Ne, tu turi būti proaktyvus ir tu būsi visada vertinamas, tu būsi matomas ir galiausiai prie vakarienės stalo bus už tave tikrai pakeltas taurus gėrimas ir, sakys, šitas maladėts, nes jisai čia sutvarkė ir paruošė stalą ir lėkštės gražiai išdėliojo, nors vyram tas nelabai aktualu. Čia tarkim. Bet iš tikrųjų, aš dabar galvoju, labiausiai vertinami ir, sakykime, gerbiami kolektyvo nariai yra tie, kurie įdeda didžiausią savo kompetencijos kažkokioj srity, savo darbo dalį į kolektyvą. Yra baisi rykštė komandoj kolektyve apkalbos, kaip vadinama pletkai. Kaip yra išugdoma, ar tu patyrei malonumą tokios komandos, kada iš principo tiesiog panaikinta tokia mada, toks įprotis, apkalbinė tą, kurio nėra šalia. Ne, aš nesu buvęs tokioj komandai, nes net nesu turbūt gyvenime buvęs tokiam kolektyve, net ir draugų, bičiulių tarpe, tiek darbo aplinkoj, kur nebūtų to. Bet čia yra, aš tai sakyčiau taip, kad jeigu mes apkalbinėjom kažkokį tai komandos narį, kelionės draugą, vadinasi, tas žmogus sudarė sąlygas tom apkalbom. Aišku, toliau klausimas, ką mes ten apkalbinėjom, dėl ko. Čia vėlgi kontekstas yra labai svarbu. Bet kad tas žmogus ten, sakykime, pjauna grybą ir mes jo neapkalbinėtumėm, čia turbūt neįmanoma. Ką reiškia kelionėje, jūroje pjauti grybą? Mes turbūt visi suprantam iš gyvenimo, ką reiškia. Aš nesuprantu. Pavyzdžiui, tu turi kažko tai nedaryti. Jo. Tu turi kažkaip elgtis, kas prieštarauja susitarimams. Pavyzdžiui, tam vaikinui nepatiko sprendimas dėl duonos ir su jumis nebesišneka. Visiškai grybo supjovimas, sakykim taip. Situacija, visi suprantam, kad čia tai pasakė, padarė nesąmonę. Arba jūs, tarkim, verdate kokią nors, tarkim, dešrelės kokias ar kokį kumpį, o vienas sako, ne, aš mėsos nevalgau. Dar geresnis pavyzdys, kai renkami pinigai maistui kelionės, maistui, gėrimam ir taip toliau. Ir tas pats, sakykime, žmogus sako, žinot, aš mėsiuosi tik tai maistui, nes aš alkoholio nevartoju, nes, aš už alkoholį nesimėsiu. Nesimesk, bet ta prasme yra taisyklės, kad, nesvarbu, tu vartoji ar nevartoji, tai yra, tiesiog yra bendras biudžetas. Ir galiausiai taip išeina, kad tas žmogus nesimetęs alkoholį visgi daugiausia alkoholio suvartoja. Skamba taip, juokingai, bet čia taip yra. Ir tai čia yra, vienas iš tų pavyzdžių, ką reiškia supjauti grybą, kaip sakant. O kaip matai tą žmogų, kuris elgiasi priešingai tam, ką jis kalbėjo, ir štai jisai pilasi, valgo, geria. Kaip jūs tai matot? Ar kiek laiko jūs tylite? Čia nereikia laiko tylėjimui kažkokio, čia yra būtent ta labai gera situacija ir terpė tom apkalbom. Ir netgi tiesiai šviesiai į akis. Bet jau tiesiai šviesiai akis jau ne apkalbos. Tai čia jau net ne apkalbos, o čia jau tu, kaip pavadint lietuviškai, lazdavonės tokios, kaip prasideda jau iš to žmogaus.
Tyčiojimasis, taip? O kada būna tas momentas, kai tiesiog žmogui tu pasakai, kad, žodžiu, mes netaip tarėmės, ar jis praleidžiamas? Ne, tai aišku, tu praleidi, tugi nekonfliktuoji ir sakai, ne, atimsiu čia iš tavęs, tu čiagi nesimėtai. Prašom, tu daryk, kaip tau atrodo tuo metu geriausiai, bet mes tą įgarsinsim savo kažkokiu požiūriu ir žodžiu, nu tarkim. Visi suaugę yra žmonės, priimantys sprendimą, kaip jam elgtis tuo metu. Bet tugi, pakankamai esi suaugęs ir sąmoningas žmogus, atrodo ne tam, kad pateisintum tą, ką tu deklaravai, tarkim, kad aš nevartosiu alkoholio, aš nesimetu ir aš nevartosiu alkoholio, bet tu darai priešingai. Tai arba tu esi visiškai kvailas žmogus taip elgdamasis, arba tu nesupranti, ką tu darai. Tai jeigu tu nesupranti, ką darai, tada mums yra terpė, galbūt, nežinau, pajuokti tą žmogų, viešai netgi taip. Ar tarp žvejų yra ta pašaipų, ta pajuokimo kultūra? Tai ne tik tarp žvejų, tai čia tarp visų žmonių. Manau, čia žvejai nieko neišsiskiria, kažkaip ypatingai. Čia gal vyriškų ir tokių kompanijų yra kaip ir viena iš sudedamųjų dalių. Ne tik vyriškų, čia neišskirkim, manau, šitoj vietoj nei lyties, nei kažkokio pomėgio. Gerai, neišskirkim. Nes šitoj vietoj aš, kaip sakyti, matai tiek gyvenime, tiek moteriškus, tiek vyriškus kolektyvus, tiek žvejus, tiek medžiotojus, tiek padėlis sportuojančius ir tarp visų. Žodžiu, tai yra mūsų kultūros dalis. Visiškai, aš manau, kad čia yra kultūros dalis. Ir aš manau, kad tai yra iš dalies netgi, aš visai kai kuriuom situacijom netgi pateisinčiau šitos momentus. Nes žmogus tada, kuris gauna tokį, kaip sakoma, spriktą energetinį, verbalinį, jisai gali pasižiūrėti, jis gali pasitempti. Tai visiškai, tai čia jau priklauso nuo to, kaip tas žmogus sugeba priimti tą siunčiamą žinią jam. Arba tu įsižeisi, tai irgi klausimas, ar tu įsižeidė, ar tave įžeidė. Vienas momentas, o jeigu tu sąmoningas, jeigu iš tavęs juokiasi, tarkim, ne, tai gal tu irgi gali juoktis kartu. Irgi visai smagu. Irgi sprendimą, pasiūlymą turiu. Jo. Jeigu tu sakai, kad negersi ir užsimanai, atsiskaičiuoji ten tą sumą, paduodi kolektyvui ir sakai, žinokit, persigalvojau. Viskas, problema išspręsta. Baigėsi šitas pasišaipimai, apkalbos ir visi juokiasi. Ir... Taip. Visiškai taip. Nuostabus sprendimas. Tai čia vėlgi priklauso nuo to žmogaus sąmoningumo, kaip tu pasielgsi toje situacijoje. Štai mes kalbėjome apie lyderį kaip apie laivo kapitoną, taip? Taip. Ar tai yra jau pats statusas, kad jis kapitonas, ar vis dėlto jūs matote tas savybės, tas charakteristikas, kad tai iš tikrųjų yra lyderis? Ir kas tam būdinga? Jeigu kalbant konkrečiai apie laivo kapitoną, tai pradžiai turi turėti žmogus specifinių ir tam būtinų žinių. Tu jeigu tu nori būti laivo kapitonas, tu turi mokėti ir naviguoti, ir valdyti laivą, ir suprasti ten daugybę dalykų. Tai dažniausiai lyderiu ir tampama kolektyve tas, kuris daugiausiai įdeda indėlio į tą visą kelionę, sakykime. Tas, kuris organizuoja, tas, kuris paskirsto, sakykime, tas, kuris... Vėlgi tas lyderis tai nėra taip, kad tu jo ten beatodairiškai klausysies. Ne, tu tiesiog pasitikė, tai yra pasitikėjimas žmogumi, kuris priima tam tikrus sprendimus, kaip elgtis vienoje ar kitoje situacijoje, kuris yra suorganizavęs, daugiausia pasidomėjęs, labiausiai proaktyvus, sakykime, ir taip toliau. Tai... Kiek tu esi kartų plaukęs į jūrą su komanda? Gal 5. Iš 5 kartų, kokie tau buvo įsimintini momentai, kad per juos tu pamatėjai ir save, ir kažką, ir dar žuvį? Šiaip labai skirtingose situacijose esu buvęs. Toks vienas iš įsimintiniausių, nes tų epizodų ir buvo begalė daug, bet toks apie komandą, atsimenu, pagavome 50 kg otą, jį parsiplaukdinom, ten dar daug kitų žuvų. Man tuomet, aš jauniausias iš kolektyvo buvau, sako, dabar tu imsi ir išdariniesi tą otą. Okei, galvoju, čia kolektyvas pasitikė manim, jauniausių, pačią didžiausią žuvį paėmė, davė, sako, dabar tu ir išdariniesi šitą otą. Gerai, atrodo, galit priimti tuo momentu kaip spaudimą iš vyresnių, kurie, tu čia dirbsi, bet ne, čia buvo pasitikėjimo momentas. Tai ir taip, paėmiau, uždarinėjau. Vienas momentas. Antras momentas, tas otas jau turi vizualiai tokią ganėtinai nemažą širdelę, sakykime, savo. Ir sako kolektyvas, dabar yra tradicija, mes visi suvalgysim to oto
širdį. Nu, skamba, atrodo gan nehumaniškai, bet vėlgi. Taip, mes suvalgėm to oto, širdį visi pasidalinę. Čia buvo toks tarsi kažkoks kaip vos ne kraujo brolio, kažkoks susilipdymas tos komandos. Tai tu vieną momentą pajudinai. Jo. Dabar, Edita, paskaityk dar Augustino mintį vieną. Mes jau iš dalies ir aptariam šitai. Norit geros atmosferos, kalbėkit, jauskit save ir klausantįjį. Nesileiskit paverčiami nesusikalbėjimų auka. Norit geros atmosferos, kalbėkit, jauskit save ir klausantįjį. Nesileiskit paverčiami nesusikalbėjimų auka. Tai čia apie tą otą turbūt momentą. Jo, tai svarbiausia turbūt teisingai suprasti, ką tau norima yra pasakyti. Įvertinti, sakykime, tas keliamas tau užduotis ir iššūkius. Čia yra ne patyčia kažkokia, o pasitikėjimas tavimi. Dažnai, man atrodo, čia irgi gali būti įmonėje dažna problema, kuomet deleguojamos užduotis gali būti vieniem atrodyti kaip darbų numetimas. Galbūt kažkam gali pasirodyti pasityčiojimas, bet galbūt tai yra iššūkis tau kaip galimybė pasirodyti ir įveikti ir įrodyti savo gebėjimus ir vertę. Tokie momentai būna labai įsimintini, kai tu juos įveiki. O įveikimo momentas, kaip tu sakai, kaip tu gali įveikinėti šitą, įveikti, kad netaptum tą auką? Koks yra būdas to įveikti? Juk viduje tik krūvos prieštaravimo. Tai nusiteikimas, supratimas. Ta prasme, tai čia ir yra darbas su savimi ir nepasiduoti tom emocijom kylančiom viduje, neigiamas emocijas perversti kaip į naudą savo, biškit paversti į savanaudiškumo tokį principą. O tai aš imsiu ir padarysiu. O imsiu ir padarysiu. O dabar jūs žiūrėkit, kaip aš įveiksiu šitą užduotį. Kiek tu ir kaip tu atsirenki, kiek tu gali tartis, kalbėti, klausti, o kiek tu turi priimti tai kaip iššūkį? Visada, aš manau, ir tartis, ir kalbėti, ir klausti yra gerai ir naudinga. Tik tai svarbu, kad nepamesti tos tau keliamos užduoties. Kad visą tą atsakomybę vis tiek tu turi prisijimti pats. Tartis ir kalbėti, tai bet kuriuo atveju tai yra gerai. Čia tu kalbė apie tai, kad ne kitą įdarbinta, ne? Jo, o būtent. Tiesiog vienas dalykas patarimo paklausti, kad kitas už tave padarytų. Jo, tai kalbant apie tą patį otą, guli milžiniška žuvis. Gerai, aš padarysiu, pas mane vienoje rankoje jau yra filiavimo peilis, kita ranka irgi atitinkamai paruošta. Tai nuo kur čia padėti? Ar tau teko klausti? Taip, be abejo. Taip. Ir buvo parodyta. Bet klausi, parodo ir tu paimi ir padarai. Ir viskas. Tai... Gerai, o kai tavo vadovas duoda, kaip tu sakai, numetą užduotį ir tavo reakcija pirma yra, kad iš tavęs tyčiojasi. Kaip susistyguoti, kad būtų galima komandiškai dirbti? Kokius veiksmus daryti? Aš tai bandau visada įsivertinti taip, kad, vėlgi, jeigu tai yra skirta užduotis man, jeigu vadovas paskyrė užduotį man, vadinasi, aš turiu geriausias savybės tai užduočiai atlikti. Tai jau iš karto labai nuramina ir suteikia tam tikro pasitikėjimo. Padeda pašalinti, sakykime, tas mintis tuo pačiu, kad čia yra tiesiog užduoties numetimas. Tai pirmas dalykas. O toliau, darai ir nepasiduot, sakykime, kažkokiam iššūkiai. Būt jūrai. Būt jūrai. Ką tu patartum savo kolegoms, jeigu nori patart? Kai mes atsidurėme gyvenimo jūrai, štormas, ten kur nors plaukėja tie, už bortą, ir tu su komanda. Nepanikuoti. Mano didžiausias patarimas būtų nepanikuoti, o į tas stresinės situacijas pasistengti pažvelgti kaip į situacijas. Čia gal gyvenimas nusprendė, kad mūsų savybės geriausios, ne? Mes jas turim ir galim įveikti. Tai, jeigu tu čia esi, vadinasi, tu gali tą įveikti ir padaryti. Ir tai kokia didžiausia tavo pagauta žuvis su komanda? Mano asmeniškai tai gan nedidelė, tai ten gal apie 12 kilogramų otą esu pagavęs. Nesu didelių žuvų gaudytojas. O su komanda? O su komanda tai 50 kilogramų otą yra tekę pagauti. Ir 3 dalykai, ką tu išmokai iš buvimo kartu su komanda? Būti komandišku. Būti komandos dalimi, nebūti atsiskyrusi nuo jos.
Visada dėti pinigus. Visada dėti pinigus ant stalo. Ką pasakė, tai ir daryti. Galvoju, kokie čia tos svarbiausias. Antras turbūt toks irgi, nežinau kaip gražiai pasakyti, bet negali būti, kaip sakant, rakštis ten vienoje vietai. Jeigu tu jau esi komandos dalis, tai turi kartais ir savo ego susimažinti, kartais ir pasiaukot, bet aišku, neturi ir prarasti ir savęs. Nes būtent dėl savo savybių esi priimtas būti komandos dalimi. Tai čia, manau, toks svarbiausias momentas - mokėti, gebėti laviruoti, būti paslaugiam, proaktyviam ir priimti iškeltus iššūkius. Paskutinis klausimas. Ar jūroje ateina mintis apie šeimą? Be abejo, visada. Man asmeniškai turbūt vienas įdomiausių toks momentų ir pati įdomiausia, sakykime, tas žvejybos tas momentas, tai yra jūrinė žuklė. O kas yra įdomu, tai visada norisi, kad tą matytų ir šeima. Su jais labiausiai ir norisi dalintis tom akimirkom. Dėkui tau. Dėkui, sakom, nuomos projektų vadovui Vytautui Krištapavičiui ir jums, kolegos, kad klausėt. Iki kito penktadienio. Iki malonaus. Viso geriausio.